Kaspars iš Skaud, emigravęs į Mosėdį. Galvoju grįžti į Skaud gal bet nors. Pradėjau kalbėti nuo 2004 metų, gegužės 20. Pasakyti, iš tikrųjų, pabandžiau patekti, prikėjo prie Ronkos ir atradau save. Daugiau aplinką pagražinti kažko žydinį įroviks, toks visai smulkesnis, iš principų. Stengiuosi tvorų vartų nedaryti. Kiekvienas turi daryti savo darbą, daug kas patinka. Save privartauti nėra prasmės. Personalinis 2, o šie parodos visokios kalėdinės, velykinės pastovės stabilė, netgi dabar, sakykime, Skaud muziejų galbūt turbūt surinkti 10 darbų nevykus irgi. Vis monėm įrašo prie to pat, ką stabilė dalyvauja parodos. Tai va. Mūgės dalyvauja praktiškai irgi, seniau daugiau dalyvaudavo, dabar, sakykime, per metus galbūt 10 mūgį išsirengti, kur kitos dalyvauti. Tai, sakykime, pastovė dalyvauja į užsienį Suomijų mūgį, jau turbūt kiek metų, 3 kartų važiuos. Kaliningrad turbūt gal 3 kartus mūgės dalyvauja, dabar į naują organizaciją sukūrėm, būtent su organizacija važiuosiam 6 kartus mažiausiai Kaliningradą. Su kalėdinė mūgė ir taip toliau. Po Kaliningrado mūgis paprasčiausiai irgi žmonės atvažiavo iš Kaliningrado, navigacija pasiėmė jokių problemų, arba poilsiavo, sakykime, Palangą irgi atvažiavo automatiškai irgi daug, nemažai iš Rusijos ir sakykime, iš Švedijos ir klientų. Kaip gal tiksliai negali net pasakyti, paprasčiausiai aš vieną kartą bandžiau primesti kiek Europos šalių ir mon darbų, tai praktiškai atrodo netelpa. Praktiškai visą. Nors vien kiek pradėti skaičiuoti, tai labai. Toliausiai, kiek žinau, iš Vilniau ir iš Pakrautis Bergį į Australiją išsivežė. Tai toliausiai. Savaim gaunas iš tikrųjų. Kažką dirbi, surodinti savo stilius. Svarbiausia, verti savo sultis, stengiasi niek nekopijoti ir savaim gaunas.